Sveiki, mano gėlytė, aš esu Adelė ir šiandien yra 5. serija Užburtas kaimas. Tai ką, sėkmės žiūrėti. Ko čia gali būti naujo? Pažiūrėsiu TikToką, nieko čia blogo nėra. Ką? Mačiute pasakė, kad mes turim važiuoti į senąsias kaimo kapines ir aplankyti mūsų proprosenelės kapo. Geras. Tai nereikia nieko imti gėlių per ką ten. Ne, tiesiog aplankysim, pažiūrėsim, kaip ten yra taip. Gerai. Čia netoli važiuot? Jo, netoli. Čia yra kapinės. Nu, kur mūsų ta močiutė pro senelė? Va. Gal jos vardo nėra parašyta? Nežinau. Čia netgi aš nematau. Labai neįskaitau. Neįskaitau, bet kažkas parašyta lengvai ir aš nesuprantu. A gal buvo parašyta, bet gal biškį įsitrinę, gali būti ir taip. Tai čia labai senos kapinės. Jo. Tai. O kažkokią tai dėžutę gal atidarom? Gerai. Nes jeigu čia prie mūsų, negi gali taip specialiai palikti prie mūsų. O kas čia per nuotrauka? Nežinau, bet čia parašyta Aldrė, Gab ir Aus. Čia keistai. Man kažkaip vidury, ne vidury, dešiniai pusėj primena į Adrianą. O man per vidurį primena Gabiją, močiutę mūsų. O kairiai? Nežinau kas. Aš irgi kažkokia moteris. Bet kažką biškį primena. Bet nežinau į ką. Gerai, mačiau prosenelę aplankėm, tai gal važiuojam jau namo. Ato čia visokių įvykių įvyko jau, kurių mes netgi nežinojom. Nežinau, kažkaip nuobodu. Telefoną man Pipo. Kas čia skamba? Alio? Labas, gal nori pasivaikščiot? Šiandien? Nu taip, negi rytoj. Gerai, tai būsiu. O tu ateini pas mane, ar man pas tave ateit? Tu ateik pas mane, aš esu prie parduotuvės. Gerai, tai būsiu, iki. Netikėtai pakvietė, bet okei. Taip. O, labas, Austa. O, labas, nu tai man pasivaikščiot. Tai kur vaikščiosim? Na, tai čia kažkur aplinkui. Gaila, kad čia kaip, kas čia bus kinoteatras, jo? Čia kažką, tai čia stato, tai nežinau. Čia tik išorė stato, o viduje tai nieko. Gal nori šiandien... Čia aš nebuvau. Rimtai, nebuvai? Čia kaip ale prekybos centras. Panašiai. Nori picos? Oi, ne, labai. Bet čia galima užsisakyti. Čia robotas užsako, bet čia galima greit užsisakyti ir gal galėsime kažkur pavalgyti. Nu, gerai.
Man reikia pradėjo, nesmarkiai lyti, bet pradėjo lyti. Bet tengi nebuvo parašyta, kad oro prognozė, kad bus saulė visą dieną. Kas čia tau? A kodėl nebelyja? Tiesiog, supranti, man nugarą skauda, aš pakėliau rankas. Tai gal kitą kartą tiks man, hahate. Nu gerai. Kas su jie vyksta? Aš tikrai Austė tokia biškai keista. Nu, okei. Gal jie rimtai nugarą skaudėjo. Nu, okei. O, labas, mačytė. O labas, kur tu buvai? Ai, buvau su draugė pasivaikščiot. Su kokia draugė buvai? Ai. A vardą būtinai reikia sakyti? Tai man įdomu kaip draugė. Nes aš, kaimas, mūsų mažiukas, aš visus žmonės mūsų kaimą pažįstu. Man įdomu su kokia. A, tai su Austė? Austė? Jo? Supratau, nu gerai. Tai aš kad tokia nustebus, okei. Man dabar keista. Kodėl ta Austė žino labai daug apie mūsų... Kad tiek daug žino apie mūsų kaimą, apie įvykius, kurie buvo, netgi apie mano močiutę, kuri buvo jaunystėje. Jei... Anukėle, Kam? a gali eit paleisti daržą? Gerai. Gerai, ačiū labai. Čia vandens yra? Tau pietum tiks višta su bulvėm. Jo, tiks. Gerai. A klausyk, tu nežinai, kur ta mama išėjo, nes aš jos nerandu. Mašina yra. Ana nesiprausė? Nu ne, aš ką tik buvau vonioje, aš rankas ploviau. Nu nežinau, aš gal ne savo palapinį, pažiūrėk. Gerai. Gal ten užmygo. Kad jos ir čia nėra. Gal neįdėti bišėje pasivaikščiu. Tada aš mamai paskambinsiu. Gerai. Pipu. Alio? Labas, mama, o kur tu esi? Parduotuvėje, mačiutė mane įsiuntė į parduotuvę, kad aš nupirkčiau mielių ir bulvių. Ai, tai mačiutė sako, kur tu esi, nes jinai tavęs neranda. A tai gal pamiršau, kad mane įsiuntė pati į parduotuvę. A, tai gerai, jai priminsiu. Ate. Mačiutė! Ką? Žiūrėk, mama sakė, kad tu ją įsiunti į parduotuvę. Ai, rimtai, aš pamiršau jau net. Tau gal tau reikia dabar... Aš ir seną galvą. Žiūrėk, o gal tau reikia jau vaistų, kad tu prisimint? Prisiminimą. Aš tokius, žinai, lengvus dalykus tokius pamirštu, bet sunkius dalykus, prisiminimus visus, aš atsimenu puikiai. Prisimenu, kaip tu maža čia buvai pas mane kaime, bėgioji čia, su arkliais žaidėjai čia savo. Visus daržus man perbėgai, viską sugadinai. Tada aš tada kaip jaunystė atsimenu, kaip atvažiavau iš tą kaimą, su Adriana ir su Auste, nu tai va. Pala, su kokia Auste? Nu tai pas mus seniau buvo tokia kompanija, buvau aš,
Adriana ir Austė. Aha, o vat kai man sakai su kažkokia tai ausiu, tai jau... Žiūrėk, Pas mus Austė gal daug yra, aš nežinau. Žodžiu, mes važiavom vieną kartą šitą kaimą ir taip ir gyvenam dar iki šiol. Tik tai aš nežinau, kur Austė dabar. Gal jau nebegyvena čia, nežinau. žiūrėk, aš tau galiu tokią vieną nuotrauką parodyti. Gerai. Nieką nepažįstamo nematai. O kodėl tai aš? Adriana ir kažkokia tai tipo kaip Austė tavo. Iš kur tu radai šitą nuotrauką? Jinai tik tai man albume yra. Ai. Neklausk. Na gerai, pasakysiu. Jeigu taip. Mes kaip buvom proseneliai. Čia man jau susimaišė su pro. Pas mačiutę buvom. Tai ten buvo ta kažkokia dėžutė. Ir mama atidarė. Ir mes pamatėm, kad yra nuotrauka. Mes galvom, ten pagalvoju, kad vidury nesuprantu kas. Po to žiūriu, kad dešinė pusė yra Adriana. Nu, okei, aš ją pažįstu, nes ir pažįstu, ir taip aš žinau, kaip jinai atrodo, nes aš esu veidą, tipo. Toks panašus veidas yra. O po to mama žino, kad ten tu esi vidury, nes... Kas čia per sirena? Nežinau. O palauk, man jau bulves kepa. Aha, nu pratęs, aš pamažinau ugnį. Ir po to, kai mama žino, kad tu vidury, sužinojo, nes pagal tavo irgi veidą, dar plius tavo plaukais. Nes nežinau. Nes kažkaip, nes jinai žinojo, kad ten buvo tu, nes tu kažkada jai rodai, kad ten tavo plaukai tokie būdavo. Aš irgi albumą galiu atnešti, staličiaus parodysiu. Dabar vėliau. Tai va, o kitą mes nežinojom, kokie čia. Tai čia yra Austė. Mes vieną mokyklai mokinamės ir mes visos susipažinom ir mes labai draugavom, universitetą pabaigėm visos trys ir tada Austė pasiūlė mums persikraustyti į šitą miestą. Mes gyvenom čia jau 10 metų kaip su Adriana, o Austė kaip pradingo, taip ir pradingo. Nuo to karto. Kai mūsų kaimui kažkas atsitiko, jinai ir pradingo. Supratau. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjote mano šitą video. Tai su jumis buvau aš ir mano močiutė. Ate. Nu va, atnešiau bulves. Nustabu.